Maloniausias procesas tai adatų išėmimas ir detalės gatavos nuėmimas nuo šablono. Ir štai rankovė viena jau padaryta. Iš blogosios pusės jinai atrodo trupučiuką, sakyčiau, šiaip sau. Bet kai apverti gerąją pusę, tada ir pasimato visas grožis va šitų reljefinių linijų. Štai tokia rankovytė. Dabar reikės ją prie megztinio pridėti ir surinkti vėlgi, kad jokios siūlės neliktų. Va taip vat iš, tą vidinę siūlę rankovės vadinama. Taip va. Štai bus tokia rankovytė. O pridėjus prie megztinio maždaug atrodytų šitaip. Nu va, panašiai kažkaip tai taip. Labai gavosi man sutaikyti spalvas. Balta prasideda ir čia, kur perėjimas eina į šviesiai žalią ir rankovė taip pat, ir kur perėjimas eina į tamsiai žalią, kaip tik rankovės galas. Taip ir buvo užmanyta. Ir tai gaunasi tokius juostos. Tai štai panašiai taip atrodo. Vat kaip buvau sumanius, kad viršus eina baltas, paskui šviesiai žalias ir apačioj tamsiai žalias ir pereina grinai į rankovę va tokiom juostom. Gaunas kaip iš vien paimtas būtų megztinis ir nudažytas tokiom juostom. Labai užgalvojimas pavyko, taip kaip ir planavau. Kardigano tiek ir ant rankovės lygiai taip pat pereina ir toliau pereina į tamsiai žalią. Irgi panašiai toj pačioj vietoj. Nu, man patinka.